Dar iš Lietuvos, kitais metais mūsų šalyje pirmą kartą bus surengtas Europos robotų inžinierių čempionatas. Jis vyks Klaipėdoje, mat klaipėdiečiai robotų konstruotojai garsus visame pasaulyje. Pavyzdžiui, uostamiestyje gyvenantis Vitalijus Rodnovas kitą mėnesį ruošiasi dalyvauti Japonijoje vyksiančiose robotų varžybose, o tokio lygio čempionate dar nėra dalyvavęs nei vienas europietis. Vitalijus Rodnovas neįsivaizduoja gyvenimo be robotų. Iš pradžių kurti robotus buvo tiesiog smagus užsiėmimas. Dabar Vitalijus bene garsiausias robotų inžinierius Lietuvoje. Šiemet Jungtinėse Amerikos valstijose jis pristatė savo pagamintą sumo robotą ir laimėjo aukso medalį. Ši pergalė Lietuvai atvėrė galimybę dalyvauti čempionate Japonijoje. Vitalijus tokio lygio varžybose ne tik pirmas lietuvis, bet ir europietis. Čia yra tas Olimpas, į kurį norėtų užkopti, užlipti kiekvienas sumo robotukų konstruktorius. Be abejo, aš tikiuosi paimti bent jau prizinę vietą, jeigu ne pirmą. Bet kokiu atveju tai bus labai brangi, labai svarbi patirtis. Vitalijaus dalyvavimas Japonijoje vyksiančiose varžybose apšilimas prieš Europos robotų čempionatą. Jis pirmą kartą vyks Lietuvoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. Dalyvių laukiame daugiau kaip kelis šimtus dalyvių. Jeigu Baltijos sumos čempionate dalyvavo 70, tai Europos šalių čempionate tikimės apie 200 dalyvių. Tai yra didelis skaičius, didelis organizacinės pajėgos reikalingos ir, aišku, didžiulis įvykis Lietuvoje ir Baltijos šalise ir Europos mastu. Vitalijus į Japoniją vešis naujai sukurtą robotą. Taip pat pasiims ir šį, ne vieną pergalę jam pelniusi sumo robotuką. Beje, prieš svarbiausias jo gyvenimo kovas, klaipėdietis jį ketina dar patobulinti. Jam daromas naujas priekis su aštresniu peiliu, kad geriau užkabintų priešą. Čia padaryti tokie smulkus pakeitimai anglies pluošto dangtelis, kad jam nepažeistų elektronikos, ir nuotolinis išjungimas, nes Japonijos varžybose yra privalomas nuotolinis išjungimas. Negali jo gaudyti ir išjunginėti su mygtuku, nes gali susižeisti gan stipriai.